Labą dieną. Žiūriu, kad patiko visiems labai mano receptas, noriu padaryti naują. Tas tortas vadinasi lengviausiai. Kodėl? Nes tikrai jisai lengvai ir labai greitai darosi. Mums reikės prie visko ant torto ingredientų tokių. Miltų, mūsų pienuko, sviesto 2 pakelių, kiek ir ką aš jums pasakysiu vėliau. Sodos, acto, 5 kiaušinių, pieno ir cukrus. Reikės mums dar blenderis ir mikseris. Kaip daryti, aš jums viską dabar parodysiu. Tešto mums reikalinga bus 1 kiaušinis, 1,5 šaukštuko sodos su acto, 1 bunkutė konservuotų pieno, beveik 3 stikliukų miltų. Pirmiausia, mes turim paimti kiaušinį ir sumalti kartu mikseriui su konservuotu pienu. Miksuojam. Dabar mes dedam sodos. Su actu. Ir išmalam. Šito mums reikalinga bus dabar miltų. 3 stikliukų miltų. Proporcija bus apie 200 gramų. Po truputį dedam ir sumalam. Nedėkit viską daug iš karto. Sunapauzam. Kai jau mikseris nepasieks išmaišyti, reikės tada jau savarankiškai daryti. Testas neturi būti tvirtas ir lipnas. Per vidurį kažkur tai pagauti reikia to krašto. Tai jūs galėtum po to padaryti blinukus.
išeina kažkur tai 400 gramų ant viso pagaminimo. Nu, va, testas beveik paruoštas. Mums reikia, kad jisai, va, matot, jis nelabai lipnas, bet ir netvirtas. Galim truputį daugiau dadėti. Gatos. Dabar mums reikia tą teštą išdalinti ant 8 dalių ir pastatyti ant ugnį keptuvę. Dalinam 8 dalim, kad būtų beveik vienodai. Darom blynelių, kad jie būtų plonyti. Aš jums siūlyčiau iškart padaryti formos, kokios jūs norėtum tortą ir tada kepti. Kepti ant keptuvės. Tos blynelės prieš kepdami pradurti truputį, sušukuoti, kad jie nepripūstų, kada keptis. Į keptuvę įdedam truputį aliejų. Vos. Po kiekvieno blyno dadėkit truputį šito aliejų. Kepti reikia jau ant karštos keptuvės, tai mes palausim, kol jinai bus karšta. Kiekvieną blyną kepam, kad būtų rudos spalvos iš 2 pusių.
8 blinukus paruošimas. Darom blinus. Va tokios spalvos turi būti visi jūsų blineliai. Iš 2 pusių, aišku. Norėčiau jums parodyti, kaip atsargiai paimti blinukai ir nunešti keptuvę, nes labai būkite atsargios, nes jie plyšta. Labai atsargiai nuklijuokit. Tokiu atveju nešat ant šiltos jau keptuvės ir sudedam labai atsargiai. Nieko, kad būtų čia skylės, neperkenkite dėl šito. Ugnis turi būti mažiukas. Pažiūrėkite, kokios spalvos pas mus išeina blineliai. O tokios spalvos turi būti. Ant mažo ugnio jisai labai greitai darosi. Dabar dėl likučių. Nuo kiekvieno blinelio pas jūs pasilieka likutis. Nebijokit, jie nedings. Aš parodysiu, ką su jais reikia padaryti ir jie irgi bus išnaudoti. Dabar laukiam paskutinį bliną gavimą. Aš parodysiu, kaip pervesti jį irgi nesuplėždami. Reikia labai atsargiai su jį būti, nes jie labai plonus. Ir greitai lengvai plėšasi. O tokios spalvos turi būti blinai. Priėmėm paskutinę dalyką. Mūsų likučiai. Va, pas mus pasiliko. Jūs nepergyvent dėl jūsų. Jų reikės irgi padaryti kaip bliną, tik nepjauskit jau. Ir paprastai iškept. Padarykit irgi ploną kaip bliną. Ir paprastai be kepimo, be nieko reikit į iškepimui. Jis mums prireiks, aš jums paaiškinsiu vėliau, ką su juo darysim. Irgi pradurkit. Ir iškepkit. Tai va, čia mūsų likutis. Mes jį irgi apkepėm, kaip ir blinukus. Dabar papjauskit jį, duokit jam truputį atšalt, kaip ir blinam. Visas teštas, kurį mes darėm, turi atšalt. Neturi būti karštas. Dabar reikės, kai tik tai atšals, paimti blenderį arba kažko, kad padaryti iš jų dribsnių. Aš turiu tokį blenderį, kurį labai džiaugiuosi, kad aš turiu jį. Jisai lengvai daromas. Visą tą likutį tvarkom dribsniu. Dar prie visko kito, čia jau paskutinis dalykas iki kremo gavimo. Bet patikrinkit savo blinelių, kad jie būtų vienodo dydžio. Jeigu nebus, gali truputį gražiuoju apjauti šonus ir irgi padaryti dribsniais. Sekantis mūsų etapas – kremas. Kremas. Kaip daromas kremas? Imam 4 kiaušinius. Sumiksuojam jau vienu. Daug nemiksuokit. Dadedam vanilino, pusę pakelio, nu čia dėl kiekvieno žmogaus savo skonių. Ir dadedam dideliu šaukštu. Nu, aš dedu 2-3 cukrus.
Vėl viską sumalam. Toks turi būti. Nereikia daug malti, nes nebus labai skanus kremas. Toliau dadedam vieną, tai išeina vieną puoduką pieno. Vėl sumalam. Vadinasi, kad sumušam, kad būtų vieno kiekio. Ir dabar ant to kiekio reikia dadėti miltų. Miltų dadedam 4 šaukštų. 1, 2, 3, 4. Viską sumaišam. Dabar visą tą kiekį išpilam į puodą, kuriam mes virsim. Virsim kremą. Statom ant ugnio ir pastoviai maišom. Maišyti reikia pastoviai, kad jisai neprisiklijuotų ir neprisidėtų. Žiūrėkit, dabar jisai va klijuojasi. Tai nuklijuokit nuo pačio puodo ir toliau maišykit. Nebijokit, kad va taip va darosi jisai. Tai normalu ir taip reikia. Kremas jau beveik gatavas. Maišykit. Tai bus toks. Nuimkit ir įdėkit sviestą. Dadėtam sviestą ir išmaišom. Sviestą dadedam pusantros pakelio, daugiau nereikia. Duokit truputį jam atšalt, truputį, bet jis turi būti šiltas. Ir sudėsim tortą. Kremas truputį šiltas. Sudedam tortą. Vieną sluoksnį aptipam kremu. Paimam mūsų dribsnį. Truputį įdėdam. Taip. Ir dėdam sekantį sluoksnį. Taip sudedam visą tortą. Dedam paskutinę bliną ir truputį prispaudžiam iš visų pusių. Pas mus, kaip mato, dar liko kremas. Pirmiausia, mes sudedam truputį iš šonų
Aš daugiausiai jau darau rankom šitoj vietoj ir prispaudžiam. Ir paskutinį sluoksnį įdedam paskutinį kremą ir gražiuoju ištepiam. Tortą statom kažkur ten valandos į šaldytuvą ir bandysim ragauti. Vat, mūsų tortas jau iš šaldytuvo, praėjo valandą, bandom. Skanaus.